Tradiciškai pradedam nuo pirmo klausimo, nuo saugumo ir noriu jūs paklausti, ar jūs jaučiatės kaip Lietuvos Respublikos pilietis saugus savo šalyje, savo mieste? Mano toks vidinis jausmas yra pakankamai komfortabilus. Aš manau, kad esu saugus ir jaučiuosi taip, bet turbūt mano vieno savijauta nieko nelemia, jeigu aš žinau, kad aplink žmonės nesijaučia saugus. Ir žinot, tas saugumo sąvoka, aš ją tokią nesuvedu vien tik į fizinį saugumą. Jeigu kolegos Seimo nariai arba verslininkai bijo kalbėti telefonu, jeigu jie bijo susitikti, kažkokia tokia masinė psichozė, kad kažkas tai seka, klauso, tai nėra gerai valstybei, kuri siekia demokratinės raidos. Ir dar daugiau, dabar man tenka dažnai susitikti su gyventojais ir matyti, koks srautas skundų ateina, tai daugiausiai yra nusiskundimų dėl negalėjimo arba neradimo teisingumo. Žmonės skundžiasi, kad bylos tyriamos daugelį metų, kad teismuose jų niekas negirdi argumentų. Ir, žinot, gali pasižiūrėti, natūralu, kad žmogus skundžiasi, jisai persekiojamas yra baudžiamąja tvarka, bet vienas kitas faktas, kai tu įsigilini matai, kad pasitvirtina, arba žmogus, kuris buvo visai nesenai prieš porą savaičių atėjęs, kuris 7 metus kovojo, pagaliau aukščiausias teismas jį išteisino ir įrodė, kad jisai visiškai nekaltas, tai supranti, kad šiandien teisingumas tampa deficitu. O kai žmogus žino, kad negali to teisingumo pasiekti, suprantama, kad jis nesijaučia saugus. Aš jau nekalbu apie teisėsaugą, bet kokioj srityje, ar tai, sakysim, žemės grąžinimas, ar tai, sakysim, kokių tai teisių gynimas, visą laiką susijęs su tokia kova prieš valdžią. Jam tenka tiek padėti pastangų ir kai sakai, tai galbūt jūs advokatą samdykit šitoje vietoje, jisai sako, aš neturiu pinigų advokatui. Aš galvoju, kad valstybė turi mane žiūrėti visai kitaip. Ir tas pasitikėjimas tuo teisingumu ir suprantama valstybė yra šiandien susvyravęs. Dabar tas saugumas toks fizinis, jeigu pasižiūrėtumėm pastaruoju metu, yra labai sumenkęs, nes teko ne vieną kartą dalyvauti įvairiuose televizijos laidose, kur buvo, sakysim, toks atviras pokalbis, galint skambinti, galint replikuoti. Ir žinot, kai į vieną vietą ateina tiek žmonių, kurie pradeda kalbėti, kad tyrimas vyksta blogai, kad su juo nebendrauja, nors jis nukentėjęs, jis nori gauti informacijos, su juo nieks nesikalba. Kada ten Biržų tie buvo visi atvejai, kada šaudė vidury dienos žmonės gatvėse ir reikia įsivaizduoti vienoje vietoje, visi surinkti kalba apie tai. Tai vaizdas yra tikrai sunkus. Ir aš manau, kad šitoj srity mums dar reikia daug ką padaryti, kad žmonės galėtų išeiti į gatvę, galėtų viešuose vietose būti, išleisti vaikus į tą pačią mokyklą, tikėdamiesi, kad saugiai sugrįžtų. Kad jų nesuvažinės koks nors narkomanas, kad jų ten neprimuš ar net neužmuš, kad jeigu jis pamatys pavojaus, grėsmę, paskambins, prisistatys pagalbą. Kitaip sakant, to dar tokio jausmo, kai kalbėsi su žmonėmis, dar trūksta. Taip, nepasakyčiau, kad žmonės bijo viešoje vietoje vaikščioti arba ten būti, bet kai pradedi kalbėti jau su žmonėmis nukentėjusiais, matosi, kad nuomonė šiek tiek yra kita. Tai aš galvoju, kad šitoje vietoje tikrai dar yra ką veikti, ypač turbūt bendraujant su žmonėmis, su visuomenė dirbant ir svarbiausia reaguojant į pavojų. Ačiū. Kokiu balų 10-balėje sistemoje įvertintumėte viešojo saugumo būklę Lietuvoje ir pakomentuokite plačiau. Aišku, man dabar tiesiai balais pasakyti būtų labai sudėtinga, galbūt
čia kaip mokytojas aš pažymių nenorėčiau rašyti. Tačiau, kaip ir minėjau, norėtųsi, kad žmonės jaustųsi tvirčiau, saugiau. Ir jeigu yra tos problemos, aš manau, kad jos tikrai yra įveikiamos. Tai nėra kažkokios tokios sisteminės klaidos, kur jau nebegalima būtų visiškai kalbėti apie, reikėtų kalbėti apie kokias tai reformas, radikalius pakeitimus. Ne. Tiesiog reikia šiek tiek daugiau įdėti jausmo, įdėti šiek tiek profesionalumo ir galbūt darbo efektyvumo. Ir mes netgi tų pačių lėšų, kurių visą laiką trūksta, ir mes turbūt kalbėsime, ir aš dar kartą pasakysiu, kad jų nėra, bet netgi ir tų lėšų efektyvesnį panaudojimą mes galėtumėm užtikrinę tą saugumą užtikrinti geresnį. Ir aš galiu tik prisiminti, mes savo posėdžiuose ne kartą svarstėm saugumo klausimus, būtent, nes nacionalinis saugumas, aš kaip suprantu, yra neatsiejamas ir nuo vidaus žmogaus savijautos. Mes galim kalbėti apie išorinės grėsmės, ypač šiandien, kada Krymas, Ukraina, bet kai žmogus nesijaučia ramus ir saugus viduj, aš sakyčiau, mes esam silpnesni. Mes esam silpnesni ir prieš išorinius pavojus. Todėl mes turėtumėm tos klausimus labai rimtai spręsti ir nedalinti to saugumo išorinio, vidinio, nes mano suprantimu tai yra integralus dalykas, tai yra vientisas dalykas. Ir žmogus čia jausdamas pakankamai saugus, jis turbūt gins tą šalį visai kitaip nusiteikęs, negu žinodamas, kad gina, o čia jo vaikai ar gal jo šeima nėra saugi. Tai aš galvoju, kad čia mes turim labai rimtai šitą visą vertinti ir kai mes sakom, reikia finansavimo krašto apsaugai ir reiškia savo krašto saugumui, tai aš turiu minty, kad ir vidiniam saugumui mes turbūt tas pačias lėšas turėtumėm irgi numatyti. Nes trūksta, aš taip įsivaizduoju, paskutinis, reiškia, vyriausybės sprendimas ir Seimo padidinti tais 9 milijonais finansavimą ir antrą patrulio ekipažą užtikrinti. Suteikia tam tikrą saugumo jausmą, nes žmonės mato. Tas matomumas irgi labai svarbu. Patruliuoja, važinėja, reaguoja, tai labai svarbu. Kada tikrai sureaguoja laiku ir atvyksta ne jau konstatuoti pasiekmių, o įveikti tą grėsmę. Tai aš galvoju, kad šiek tiek padidinus tą finansavimą, aišku, 9 milijonai gal nėra ta suma, bet manyčiau, kad tą matomumą jau mes policijos matomumą padidinome.